kaip tavim bebūčiau aš. Visadu visur tavį ilgėsiuos. Tęsime kelionę po mažąją Lietuvą. Šį kartą šišioniškiai mums pristatys lietuvininkų tautinį kostiumą, o taip pat pasidomėsime reiškiniais, kurie būdingi tik Kuršių nerijai. Na, pavyzdžiui, kaip ir žvejyba plokščiadugniu būriniu laivu Kurėnu arba ypatingai įdomiu reiškiniu varnų gaudymu maistui. Šienuką gribdamas įsidūmojau sau lengvąjį darbė. Įsidūmojau sau lengvąjį darbė. Lipdysiu reis valtelį, vesu žvejų mergį. Tai lengvai būsiu marožėms beklyruos. Tai lengvai būsiu marožėms beklyruos. Žalių šilkų blediki mums rodys keliuką, palins beverkės tetužis mamužį. Mažosios Lietuvos likimas šiandien mums bylo apie tai, kad jeigu mes neišsaugosim patys tai, ką turime, tai daugiau ir neturėsim. Kaip matot, pirmajame lietuvių kalbos ploto žemėlapyje lietuviškai kalbančių gyventa didesnėje teritorijoje, negu šiandien yra Lietuva. Nors pačios Lietuvos nebuvo, bet lietuvių kalbos plotas buvo didesnis. Na, o antroji daina, kaip aš sakau, kuriai klausytis gor na ausim, bet širdim. Visus tos mergeliks iš pradžių įdikčio mandras, kolanos ištek. O kaip ištek, tiek didžiojo Lietuvo, tiek mažojo Lietuvo, visų likims vienodas. Į moterišk dalį nė tokį lengvą, kad paklausykit širdim. Ežere vanduo, liūliavo, žali karklynai, lingavo, žali karklynai, lingavo, ketinai šelmi.
Ilgus metus sparčiai nykusiai lietuvininkų Šišioniškių patarmiai likimas buvo maloningas ir užmarštin ji tikrai nebenueis. Nors šios tarmės žinovų ir puoselėtojų išties labai mažai, tokių entuziasčių kaip aukščiausio Šilutės rajono apdovanojimo sidabrinės nendrės savininkės Vaidos Galinskienės ir etnografės Indrės Kablauskaitės dėka mes galime ne tik išgirsti pačią tarmę, bet ir sužinoti smulkiausias detalės apie senųjų lietuvininkų buitį, papročius bei tradicijas. Apie tai mes kalbėjome ir praėjusioje laidoje. O šį kartą Šišioniškės mergelikės mums pavobeliaus apie ypatingai puošnius ir praktiškus Pamario krašto rūbus. Na jo, o gorka mes esam kitoniški, tai nairod į mūsų rūbėlę. Ir dabar gorkantį jau man sakė, kad mes turam žodžių išmokti. Tai tų žodėlių par rūbėlius mes gori pasimokysim. Na jūs gor pavyzdykit, tos dvi moteriškėlis. Anos ir 19 amžiaus pradžios, na vidur, o po tam mūsų rūbėlę tamsiai, kol nutamsiai, kaip mūsų vadovė Igor, kaip aš. Dėl ko ne nutamsiai? Tai mūsų rūbėlė nutamsiai dėl to, kai mūsų kraštį mažai Lietuvą atėjo pietizmas, tokia gor literanybės kryptis. Tas pietizmas sakė, kad gor negalim nei šok, nei dainuot, nei stomėt, kuomet tu dainuoji, velnis vyps. Bet dar įdraud moteriškom šviesę rengtis, dėl to anos gor pradėjo siūdintis juodus kėdelius, juodus rūbėlius. Na, o pradžio anų sijoną, tas įmarginis prie mūsų ankstyvajam laikotarpį gor apsisuktant, na, parodyti. Ane ir dikčiom šviesių spalvų, tokie kaip prie mūsų kaimyn žemaičių. Ta gor nuo pradžių pradėtama, na jo. Kurpikis man netaisyti. Mes turam kurpikis. Tai batėlė apie mūsų ir kurpikis, o vyra tur sopagus. Po tą mes turam, ne taip kaip žemaičia, mes kojų nanašojam, mes turam žekis. Anos ir baltas, gali būti šilkvilni ir vilnionis, anos ir dikčiom pošnis, gor saka, kad anas iš tilžis parveždavo. Po tam kožna mergelikį motrišką tur underokus, tas ir pasijonė. Kad anos galėtų anom vasarą nuo būdavo taip karšto, žiemą nešildydavo, jo. Po tam jau gor sakiau, turės, į tą 19 amžių pradžią, į taip Donelaitis rašė, bus margin, tas išveisus sijonas, bus susiūts, jau mes dabar tik susiuvom, bus medžiagos gabalas. O po tam jau mūsų moteriškėlis ir mergėlis pradėjo tamsėti, kol dar susipliusavo, tai tie jau ir kėdelė. Na sijoną, o kėdelę. Na, ir po tam tur ant viršaus jau kožnai mažiausi mergelikį moterišką tur turėti šiuršį. Jie gorba šiuršis, tai sakė, esi paleida merga moteriška. Ba šiuršis šiukštų gor negalim nei kiemą išeiti. Po tam ant šiuršis mes turam, žinot, kas tas ir toks. Dalmonas. Na jo, dalmons. Tas dalmons ir skirts dėl pinigų, dėl šnupdėlkai nosinį ir dar dėl mišknygių. Nes jie moteriška norės paskaityti mišknygis maldą, kokią giesmę turėti prie savęs. O ten gor dalmon, kožna moteriškėlį pariši mergelėkį su šimtaraštį. Dar anos vadins, na tik šimtaraštis, anos dar vadins pakelikis. Aš žinau, dėl ko pakelikis. Na žinau. Dėl to, kad su anom mūsų kožna mergelikį moterišką anos mokėdavo žvejot, anos gor paims, pasiriš savo kėdelius, gor parkelius ir tie pasirišusios anos eis į žvejybą apie marį. O dėl ko reikėdavo pasirišti Indrėlį? Dėl to, kad viens dalyks šiluma, vėja, o kits dalyks man ta Madlin sakydavo, na jo, šišie vės tebe pakels tau kėdelis under roką, jis tibinkaulė prikvatys, ta bus didel gėda. Po tam mes turam bliūzį, dar kiti gor vadint drobinės, tie katri senovinį, pavyzdėkit, ne viens regions tiep marga siuvinėtų, tiep mandra siuvinėtų, į tiep iškirtų natur, tik mes turam su parpėtėm, šišva tie katri ir parpėtis ir. Na jo, po tam ant bliūzis mes turam į seniausius laikus, tas buvo vysti.
o po tam jau anų vadinas kikliks. Kam ant ir skirts? Ant ir skirts dėl motriškumų prileikį, dėl to, kad tų lėmenėlių senovių nebuvo. Po tam, pavyzdėkit, jau kožna lietuvininkį mergelėkį motrišką, jie ant savi gerb, ant savis tur karolius. Ir na bet kokius, tai jau gor, na tik iš gintar, kaip man ten tur stiklinių, gor iš tilžys, iš karaliaušius parsiveši prieš bernėlius vaikščiaus pasidabinusius. Na jau dabar jau ir pliaukai. Jau jie mergelėki, tai gali atskirti. Mūsų mergelėkis paveizėkit, kokias gor pliaukai. Na jau. Būtina gor kaspinėlį, daug kanos pririš visokių gor spalvų, sak spalvėlis labiau katros pijūr pimari toks vandens, bet jie neturės visokių dės. O jie mergelėki neturės pliaukų, tai gor pripins vilnion sūlų. O jau motriška, kožna motriška, turi pisavis turėti kepurėlį, jie neturi kepurėlis, ant turi skarą. Skepėte kaip mūsų. Va tie prie mūsų atrodo motriškas. Da mergelikis parodykit tas naigo riešinės. Mes turam riešinės dėl to, kad mes mokam žvejot. O kuomet jau gora eini žvejybą, pimaru, par sanors, ta drėgmė eini, dėl to visuomet reikia sanors apsaugoti gor su riešinėm. Na dėl grož, dėl naudos. Ai dar Indrėlė Gorna pasakė, kad šimtaraštės, liobėjai, kožna, geraudėjai, mergelėk, tekstus išausti. Jo, dainų tekstus. Na, į mūsų muziejų ir Šilutis muziejų ir taip ir išausta. Audžiau, kaip mokėjau, dovanojau, kam norėjau, tik vis misliau, kad mano bernyčiui tektų. Bernytis skaitė, įgraudėjai verkė. Tad šiš, kaip mes sakom, šių laikų SMS. Na jo da sakė, jie tokį jos tėlį gor kožna mergelikį išaukštų tam bernėlių padovanotų, tas bernėlis prie nos ant amžiam žinui liktų. Prisiriš pisėvis. Tant apie dabar apie vyrų. Dėkčiom trumpa, vyra nėra taip dažna pasikeitants, moteris mandresnis. Vyrai klasikiniai apdara. Dėl to ir tokį pasikeitim didelį mes nematom. Šiš mes jau gori neturim dikčiom senom, ane kemzolėm. Visk, sopaga jau sakė, sopaga nepapuošti vezėk su kokias bombulokas. Šišia vergi šeimininkis, gaspadienis mergelėks mokėjo papuošti. Kelnis keitės tik pagal laikmetis, kur buvo senesnis, tos austinis, milinis, po tam jau iš pirktinių medžiagų, kaip mes sakėm, iš tilžys, iš karaliaučiaus, ane. Kemzolis, jie motrišk tur vystė arba kiklik, tai vyra jau tur kemzolį, vadins, lėmėjai, kemzolį. Na, marškinė, drobinė, lininė, žiūrėkit, skarėlis, kuskėlis, ane. Šiš visus papuošals vyra, bumbulans opagų ir skarėlis po kaklu. Ir tos spalvos toks vandenų, žalis, violetinis, mėlyns, po tam jau jods buvo. Na, skrybėlis, mes jau esam dėkčiom turtingas kolektyvus. Visi vyra tor skrybėlis, bet mes dar ko neturim. Mes neturim tų ilgų švarkų, sermėgų mes neturim. Dėkčiom manos į brangis, bjauriai brangis. Da neprižvėjojom ir tiek nepardavėm. Da mes tiek neužkoncertavom. Mažoji Lietuva tai nebuvo šiaip vientisas plotas, ten irgi gyventa ir aukštaičių, ir žemaičių. Ten būta baltsermėgių pačioje pietinėje dalyje. Nuo ten mažoji Lietuva ir pradėjo nykti, nes labai turtingos žemės buvo, labai derlingos žemės. Ir baltsermėgiai, jeigu šiandien dar būtų išlikę kaip patarmė, tikriausiai, kaip rodo mūsų docentės Bakšienės tyrimai, kalbėtų panašiai, kaip šiandien kalba Vilkaviškio apylinkių žmonės. Tokia turėjo būti buvusi panaši jų patarmė. Striukiai, jie striukino galūnes, vilks, dirb, myl. Tai buvo tokia tarsi pereiginė aukštaičių patarmė tarp aukštaičių ir žemaičių. Ir visas tas mažosios Lietuvos plotas, šiandien mes jau nieko iš jo nebeturime, nieko nebelikę. Ir tik Šleicherio chrestomatijoje, Betzenbergerio chrestomatijoje ir kitur mes turime šitos kalbos pavyzdžių.
Kadangi didesnė dalis mažosios Lietuvos gyventojų vertėsi žvejyba, vienu svarbiausių jų darbo įrankių buvo laivas. Beveik 400 mečius lietuvininkai plaukiojo specifiniu, nepamainomų kuršmarių burlaiviu Kurėnu. Kurėnas jau pirmą kartą buvo paminėtas 12 amžiuje kronikoje, kad jisai pervežė kareivius per vandens telkinį. O taip tai jisai buvo skirtas žvejybai, bet iš tikrųjų žmonės jo naudojosi kaip transporto priemonę, tai išskyrus žvejybą, kas buvo pagrindinis, aišku, verslas. Tai žmonės, kaimynas pas kaimyną, draugas pas draugą, giminė pas giminę, mažas kaimas be bažnyčios į didelį kaimą, į pamaldas vykdavo, taip pat vykdavo į turgus ir į aną pusę persivežti gyvuliam šieno. Tai be šito Kurėno žmonės čia būtų mūsų Kuršių nerijoj neišgyvenę, aš taip galvoju. Sakykime taip, mes esame išbandę įvairiomis sąlygomis, jis yra mūsų manomis. Tiek ištobulintas, kad geresnio laivo maniums nėra. Ir grimzlė, ir ilgis, ir plotis, ir mes galim per didelės bangas eiti, jis yra labai stabilus. Praplaukia greitaigiai kateriai, o mūsų 7 tonos tik tai vos sujuda. Tai jis yra tikrai mūsų marių vaikas. Kurėnai būdavo įvairių dydžių, kai kurie siekdavo net iki 10 metrų ilgio. Burlaivių ir valčių pavadinimai priklausydavo nuo to, kokį tinklą jos traukdavo. Be Kurėno buvo naudojamos venterinės, brandinės, skiudelinės valtys. Ilgą kurninį tinklą dažniausiai traukdavo 2 Kurėnai, o gaudykles tikrindavo kiek mažesnėmis venterinėmis valtimis. Beje, pačioje Kuršių nerijoje laivų statybos meistrų nebuvo. Juos gamino Gilijos, Labguvos, Drevernos laivadirbiai. Kurėną geras meistras pastatydavo maždaug per mėnesį, o kainuodavo jis tiek pat, kiek gyvenamasis namas. Šio burlaivio ilgamžiškumas apie 60 metų. Todėl gerai prižiūrimus Kurėnus žvejų sūnus paprastai paveldėdavo iš savo tėvų. Iki Antrojo pasaulinio karo Pamario kaimuose Kurėnų buvo šimtai, vien Nidoje 65. Šiuo metu Kuršių marias skrodžia 5 Kurėnų ir 3 venterinių valčių replikos. Apie kitus mažosios ir didžiosios Lietuvos skirtumus mums papasakos Klaipėdos krašto etninio paveldo puoselėtoja Valerija Jankūnaitė. Mažoji Lietuva galbūt buvo pati paslaptingiausia. Apie ją buvo mažiausiai kalbėta, nes tai nei tai regionas, nei tai ne regionas. Jinai, Klaipėdos kraštas, turi iš tikrųjų unikalią kultūrą. Jinai turi savo tradicijas, jinai turi savo kostiumą, jinai turi savo žmonės, savo tarmę. Ir Klaipėdos kraštas, taigi pasaulis, tai yra vakarai, nes čia geografinė padėtis yra tokia patogi, kad čia buvo susiekimas ir laivais plaukti, net iš Japonijos atplaukdavo laivai. Tai kodėlgi mūsų merginos pačios gražiausios šilkais apsileidžiusios buvo? Kodėl kava, kuri buvo geriama, buvo pati skaniausia Klaipėdos krašte? Todėl, kad ją visur čia atveždavo. Pirmiausiai, jinai būdavo čia. Ir ta drausmė ir vystymasis labai buvo spartus, nes čia buvo iš Karaliaučiaus, iš Berlyno, iš Varšuvos, štai kokie žmonės važiuodavo matininkai į Jomarkus. O Jomarkai buvo Klaipėdos žymus nuo 16 amžiaus. O žymus todėl, kad buvo labai griežta tvarka. Tai vienos tautybės žmonėms negalima buvo prekiauti, taip įsileisdavo juos ir neduok dieve, jeigu atvažiuos prekybininkas, kuris ne pats atliko šitą darbą. Tai amatininkas buvo ne tik baudžiamas, bet ir paskelbiamas vos ne visai Europai, kad jį neįsileistų į jokį Jomarką, į jokią mūtį. Tai čia tas žymų yra tai, kad pats žodis Ermarkt yra, reiškia, sako, kad tai turi metinės šventės. O jeigu suvažiuoja iš visur, iš kitų valstybių, reiškia, labai daug tu žinai, apie tave žino ir tu apie kitus žinai. Ir tai, ko negalėjo Didžioji Lietuva. Didžioji Lietuva jau paskui tie keliai buvo tiesiami, jau paskui buvo galima su jais draugauti. Jau tas išskirtinis toksai bruožas yra. O mažosios Lietuvos istorija yra unikali galbūt tuo, kad savo tautosaka ir dainuojamąją tautosaką. Jeigu jūs pasiklausysite dainų, tai jos ne
nenusakoma elegantiška melodija krypsta, nenusakoma tvarka. Jokios logikos atrodo nėra, bet klausytumės ir klausytumės. Liktai sėdėtum toj valtelėje ir tu banguotum visą laiką liuliuotum. Pati kultūra, juk čia žvejai gyveno, ne žemdirbystė, čia buvo vandenys aplinkui, reiškia patys švariausi žmonės gyveno čia. Ne tik tai šilkais apsirėdė, bet ir švarus buvo. Ir šita kultūra besivystydama pasiekė labai aukšto lygio tiek architektūroje, tiek kitose menuose ir jinai paliko ir palikimą didelį. Nesvarbu, kad per 50 tarybinio laikotarpio metų bandė visą tai sunaikinti, kad tai nieko nebuvo. Bet jau praėjo štai tiek metų ir mes matome, kad galime surasti skirtumus labai ryškius. Šiandien nedaug kas žino, jog Jomarkuose šalia žuvies neringiškiai pasiūlydavo ir kur kas egzotiškesnių maisto produktų. Net kelis amžius Pamario krašte, o ypač Kuršių nerijoje, klestėjo itin savotiškas verslas – varnų gaudymas maistui. Teigiama, jog 17–19 amžiuje dėl keliaujančio smėlio sumažėjo, o kai kur ir visai išnyko dirbama žemė bei pievos. Todėl gyventojai ėmė ieškoti alternatyvių maisto šaltinių. Žvejai savo mitybą paįvairindavo kirų kiaušiniais, sūdytų ir rūkytų varnų mėsa. Šie patiekalai buvo žinomi ir kitiems pajūrio gyventojams – Rygos įlankos lyviams bei tarp šiandieninių Lenkijos ir Vokietijos žemių klestėjusio istorinio regiono Pomeranijos kašubams. Varnų gaudymas buvo labai paklausus amatas, kadangi varniena visus metus papildydavo gan skurdų šio krašto gyventojų valgiaraštį. Varnų gaudymu daugiausia užsiimdavo seni žvejai ir paaugliai. Tai žmonės, kurie dažniausiai kilpomis gaudydavo varnas. Kai tą varną sugauni, ji dar turi būti gyva, tada reikia perlaužti sprandą ir perkasti kraujagyslę. Tai žinot, kraujas nėra labai smagu, tada užgeri kontrabandinio spirituko. Ir tai buvo labai profesija paklausi. Mat, varnų mėsa yra balta, dėl to ir reikėjo, kad nuo kraujo pajuoduoja. Ir mėsytė buvo sūdoma, dedama į bačkas ir sūdoma. Ir tai buvo skanėstas. Apie Dočį mes visi skaitėm ir mokyklose šita ištrauka yra, bet retas, kuris ir mokytojas susieja šitą epizodą, kai šaudė Dočio bernas varnas, kaip pamenat, žodžiu, susieja su šituo papročiu. O kalbu apie tai, kad tik Zietelo šnektos tekstuose mums pavyko rasti ir užfiksuoti epizodą, pasakojimą, kaip į carinę kariuomenę patekęs lietuvininkas iš tų vietų, taip užsimanė varnienos, kad ėmėsi tą varną virti. Pasigavo, nupešė, deda į katiliuką ir verda. Ir žinot, vanduo išgaruoja, taip jam tą varną ir neišvirė. Taigi, kaip matote, šitų senų tokių dalykų, jeigu mes neužfiksuosime, jie ir išnyks. Iki 1943 metų valdžia aukciono būdu nuomodavo žvejams varnų gaudymo plotus, o gaudytojai turėdavo ne tik pademonstruoti neeilinius sugebėjimus, išmonę, bet ir pasitelkti įvairiausias priemonės tikslui pasiekti. Paukščiams privilioti bei apsvaiginti buvo naudojamos džiovintos musmirės, degtinėje išmirkyti grūdai ir kitos nemažiau išradingos priemonės. Pavyzdžiui, jau sugautą varną pririšdavo prie kuolo, virš kurio ištiesdavo tinklą su patraukiamąja virvele. Gaudytojai pasislėpdavo ir laukdavo, kol pririštos varnos karkimo suviliotas atskrisdavo didesnis paukščių būrys ir patraukę virvę užmesdavo ant jų tinklą. Tokiu būdu per dieną pavykdavo sugauti ne 100 juodųjų paukščių. Neringiškiai varnas pardavinėdavo didžiųjų miestų turguose, nupeštas nukapotomis kojomis. Vadinamus bulundėlius miestiečiai mielai pirkdavo. Panaudojamos buvo ir varnų plunksnos. Yra išlikusių rašytinių šaltinių, jog XIX amžiaus viduryje Nidos viešbučio lovos buvo klojamos varnų plunksnomis kimštomis duknomis.
numezgiau tinklą ir žalio šilkų dėjau laivelį plausiu jūrelį, dėjau laivelį plausiu jūrelį. Sugavau šiokį, sugavau tokį, sugavau mergelį baltai raudoną, sugavau mergelį baltai raudoną. Geltonais plaukai žalsvainikėlį, štai dailė, štai puikiai mano mergelė. Štai dailė, štai puikiai mano mergelė.